Štai taip atrodo klientų kiemas po 4 metų. Klientai, kaip ir dauguma naujakurių prieš statybas manė, kad dėl kiemo specialistų pagalbos neprireiks. Tačiau kiemo projektą padovanojo močiutė ir dabar jie tuo labai džiaugiasi, malonu stebėti, kaip jie preciziškai prižiūri aplinką. Pirmą kartą vaizdelis buvo toks, o klientai planavo didesnę nei 1 metro atraminę sienelę riboje su kaimynais, bet tokį inžinerinį statinį reikia projektuoti, gauti leidimus ir laikytis teisės aktų. Savavališkai statyba negalima, o išlaidos būtų didelės. Pasiūliau kitą sprendimą – sklypą suskaidyti į terasas. Projektas vienkartinė investicija apsauganti nuo klaidų ir padedanti sutaupyti. Jame numatomi ne tik želdiniai, bet ir inžineriniai sprendimai, mažoji architektūra, apšvietimas bei reljefo formavimas.